Tęsim kelionę po Kauno rajonus, viską taip. Šitą kauniečių aplankytą pusę, šitą aplankytą, tą aplankytą, o mes ten nebuvom. O senesnius rajonus po truputį, eisim iki Žaliakalnio, Petrašiūnų, Šančių, Panemunės, viską. Dabar einama į Kalniečių kitą pusę. Tai pereit gatvę, čia savivaldybė rajono. Turbūt mažai kas atsimena, kad ant to kampo stovėjo nuosavas namas buvo. Vietų plėčiasi miestas, statėsi, nugriovė. Dabar ten tik tai dar buvo gėlių kioskai, dabar tas sunyko, dabar kažkoks rūbų butikas. Na, eisim, pasižiūrėsim, tik reikia pereiti saugiai gatvę. Perėjom gatvę, va štai taip. O čia buvo nuosavas namas, dabar moterų drabužiai putlutė. Ano pusė prekybos centras savas. Ir ten toliau tai kino teatras Kaunas buvęs. Šitą pusę pasivaikščioti. Kauno rajonas savivaldybė. Tokie kelias poliklinika. Neisim pagal gatvę, nersim visada kur nors gilyn. Aš noriu tą truputį paeiti iki tenais. Visą tvarko, daro, labai vyksta, oras šyla. Tačiau tas pavasaris nėra dabar maloniai šilta. O gal neriam. Kad mes čia. Ten ofisai, bankai. Viską ten yra nuotrauko vienoj. SSB, bet jinai skaityti, kas tam pastate ten buvo. Namukai, bet viskas nugriauta ir stiklinės dėžutės, ofisinės. Viską Kauno meras nuėjo savo darbą. Mes manau į rajoną. Savi namukai, seni daugiabučiai, poliklinika. Aš vat kaip pro šlagbaumus pasivaikščioti. Ir jūs kartu su manim. Čia mašiną pastatyti. Tos yra problemų, kiek visi sergančių. Visi su mašinom, į polikliniką. Mes pasivaikščiot po kitą pusę Kalniečių rajono. Ko triukšmauja? Triukšmauja varnelė. Namas, uždaras kiemas, niekur nepraeisim. Dabar kiemuose pilna mašinėlių. Matosi, ten į Lukšio gatvę praeit, bet ten prie nuosavų namų kiemus. Niekur nepavyks praeit, tai mes einam. Kiek paprastesniais keliukais. Žiūrėti, jokie čia daugiabučiai, kas viską aš senai galvoju šitoje pusėje. Nereikia neini. Kur serija Kauno rajonus, reikia pasivaikščioti, pačiam įdomu. Senas daugiabutis, kokie balkonai būdavo anksčiau. Kam aikštelė, nuosavi namai, gal kažkur rasim aplinkelį, praeisim pro tos namus kažkur. Ten teritorija uždara, nepraeisim. Čia nėra didelis šitas kvartalas rajono, šitas Kalniečių. Mes truputį vis tiek rasim kažkur tais. Va ten ofisai, viskas tas, sako pabaiga. Dabar einam šitą gatvę. Atstatyti, dideli, modernizuoti. Čia viską renovuoti kokie. O, jie tokių paprastesnių. Paprastas namukas medinis. Tvarkingai, gražiai. Čia kaip daugiabutis ir mašinų kieme. Tvarkoma čia. Odontologijos klinika. Tai
Šitie tai turi ieškoti tokius pastatus statytis. Čia vėl tokiais balkonais pasisėdėti. Padarytas ant kampų. O, radom kampelį, maunam to kampelį. Ko neįsim į centrinę gatvę. Įdomiau, kas va pakraščiai. Grįšim atgal tą centrinę gatvę, kurį pakraštį praeisim, pasižiūrėsim. Už kampėlį jo. Vėjukas yra. Va, čia, ten va. Pagrindinė gatvė. Renovuojamas namas. Didžiulis ilgas. Kur ta gatvelė veda? Einam, pažiūrėsim tą gatvelę. Oi, aš į klampoją užsižiūrėjęs. Žiūrėsim, kur ten nuvesti. Mašinas važiuoja. Namai vidiniai ten yra piešiniai. Aš grįžtam, praeisiu, kad tik pažiūrėsim. Kaip jau pasikeitė, ar tais pats. Dabar šitą gatvelę pražingsniuoti. Tokių pastatų darželio mokyklų nėra. Ir vien miegamasis kvartalas vadinamas. Keletas renovuotų dalelių. Va, apsirikau. Nėra mokyklų vaikų darželis. Čia yra. Iš tolo vaikų klyksmas džiaugsmas girdisi vasarą. Tai ne vasara, dar beveik kaip vasara. Ja, pasivaikščiojimas lauke. Tai viskas. Priėjom galą. Kažkoks objektas sudarytas. Saugomas. Lendam į kiemą. Ne renovuotas, o va čia renovuotas, kaip atrodo, daugiabutis. Čia tokia renovacija, pažiūrėjus. Tai tarpai čia ventiliacija, kas, bet tai iš tolo atrodo nieko, bet iš arti tai ne kažkas mano nuožiūra. Visų nežinau. Labai verdinės visokios. Vidiniai kiemai. Mes tokiam atveliam kai kuriom, kurios įveda, kur išveda, o jis išveda į Kalniečių parką. Nesenai laivą dariau iš jo. Aiškiai buvo apniūręs oras, dabar tai saulėta, gražu. Mes va čia va. Pusiau pramintas takelis, tenais mes neįsim mašinų. Sportuoja žmonės. Aš ir sportuoju peškom vaikščiodamas. Apleista. Daužyti langai. Apleistas butas. O, ir matosi jau piešiniai. Apeisim, pažiūrėsime. Pieno butelis. Eisim iš arčiau, dabar tai čia yra. Kokia va visas. Jonas, didelis daugiabutis, koks aukštas. Čia aukštojame.
Paįvairinta niūrybė. Vidury rajono. Štai, o čia tas butelys. Tokios varnos dvi. Čia išėjimas į pagrindinę gatvę, eina dabar čia mes. Nedidukas šitas kvartaliukas toksai. Svarbiausiai oras geras. Nešalta. Eini, klausaisi paukščiukų čiulbėjimo. O dabar einame. O ten. Žiūrėt, ten apėjom aplinkui, einam pro čia mes. Nes mes kaip atėjome, tai ėjome čia, apėjom ratą visą aplinkui. Va taip. Nuėjame. Tai va centrinė gatvė Lukšio. Na, mes pagrindinė gatvė, bet jau sakoma viskas. O, koks vėjas. Vyksta renovacija. Irgi tokiais tarpais įdomi čia. Tas renovavimas toks, nu, vadinasi, turi būti. Ar iš vėjo nelabai girdėsis mano turbūt balsas. Ne visada šiandien tą mediapaką pamiršti, bet jis labai didelis yra, tai viršau užsidėt. Ir apėjom. Išėjom į centrinę gatvę. Na, praeisim dar centrinę gatvę truputį. Ir grįšim į ten pat, iš kur pradėjom. Nu, video tai čia greit praeinim, kad pasainė viską, aišku, viską nefiksuoja. Jeigu pradėtum tai pasikabinai daryt laivo, tai čia išeito. Ilgas. Dabar važdėm. Žingsniuojam. Autobusas, ne, aš pieškom. Mum nereikia važiuoti. Sportuojam, kaip sakoma, vis tik. Aš vainu, ore, jūs iš namus kartu keliaujat. Lava, Rasal gimnazija, va toj pusėje daug mokyklų. Yra. O va prieki namas matosi. Prieisim arčiau toj e-transport. Užrašyta, tai čia to e-taksi ofisas. O atsimenu, dar tik prasidėjo prekių parvežimas iš užsienio visokių čia kaimyninių respublikų. Ir buvo pirmas komercinės parduotuvėlės. Tai buvo galima atnešti savo daiktus parduoti čia. Jau sėdavo savo antkainį. Ir būdavo galima parduodavo jiems kaustas viskas. Čia buvo dar tai pasprogdintas, šitas kažkada ar padegtas, arba sutvarkytas. Kažkas čia tokia garsaus, bet dabar tik nesimenu, kai čia buvo. Tai dabar va. O kitoj pusėje kavinė Lūdė, tai vadinama Kalninėlį, oi daug metų jinai gyvuoja ta kavinė Lūdė. Pirmam aukšte nusileidus pusė ten grynas alaus baras. Buvo, dabar nežinau kaip atrodo, senai bebuvau. O antram aukšte jau yra kavinukė su tokiais įvairesniais. Tai vakarui daryti užsakymą iš papučio, jau grynas alaus baras. Bet čia va, žaidimai buvo kažkadaise. Man atrodo šitam čia kur. O tos vartelius praeit galima buvo, tai pasirodęs pasakojas. Mes dabar šitą pusę keliaujam. Ana pusė apkeliauta. Klinikos, nupirkti namai. Gatvės labai gera strateginė vieta.
namukai. Tokie viduj namai pastatyti. Pastatelių. Galinio tipo. Aš dabar tik neatsimenu. O turbūt jau daug. Namai. Turbūt nugriautas vienas pastatas yra. Jau. O prieki pastatytas naujas. Jisai. Kiek žmonių stotelėje laukia visuomenio transporto. O kur va šitą Aušros medicinos centras. Tai anksčiau kažkadaise buvo nuosavas namas. Į laiptukais užlipti ir buvo baras. Jo, man atrodo, šitoj vietoj buvo vadinamas dar ant laiptukų vadino tam tą barą. Čia, kai sakoma, buvo galima sutikti. Vietinė rajono chebra. Visi rinkdavosi. Čia dar kažkur tai buvo vadinama alubarį, tokia žalinė. Ne čia kažkur tai dar būdavo stražbilkas. Tai būdavo pasitikdavo tarybinės stražbilkai išeinančius iš to alubario. Dabar va čia jo, šičia buvo vietoj ant laiptukų tas baras. Nugriovė tą namą ir pastatė viską. Visiems žinomas Kauniečių prekybos centras. Viskas. Ir sugrįžtame. Nuo kur pradėjom kelionę. Ir sugrįžtam į pradinį tašką. Ačiū. Ir visada jums dėkoju. Komentuokite, rašykite. Kaip kas viskas. Kažką pražiopsojau, kažką netaip paminėjau. Man malonu, kad kartu keliaujate. Keli peržiūriu viską, vadinasi, įdomu, žiūrit keliauju. Kaip visada, iki pasimatymo. Ant šitos sankryžos susitiksime kitoj vietoj.